Sveiki YouTuberiai, šį videosiką nusprendžiau išritolioti susidūrę su viena tokia problemytė, konkrečiai su Outlook'u. Tai yra automatinis atsakymas, automatinis atsakymas į laiškus arba angliškai, dar kitaip sakant, automatic replies. Dabar kokios yra bėdos ir su kuo aš konkrečiai susidūriau. Pašnekėsiu konkrečiai apie Outlook'ą 2016, lygiai tas pats yra 2019 principai, ten 1:1 ir man atrodo lygiai tas pats yra su 18. Šiaip bėdų nėra, jeigu jūsų mailo akauntas yra Exchange serveke. Ką tai reiškia? Tai reiškia, sakykime, Exchange servekas, kaip pavyzdžiui, sakykime, galūnė yra outlook.com, sakykime, ne? Jeigu akauntas yra Exchange serveke, tai šitoj vietoje yra automatinė atsakymo mygtukas, jį paspaudus, čia šokant tokią paprastą lentelę, ten paprasčiausiai jau užpildai temikį, ten parašai tekstuką kažkokį, sakykim, trumpą, nustatai kalendoriuje ten datas, laiką, kada grįši, kada bus išvykęs, kiek bus išvykęs, vienu žodžiu, tai ok, ir viskas ok, nieko daugiau nebereikia. O, sakykim, bėdos atsiranda, jeigu mano, sakykim, mailo akauntas yra, sakykim, ne Exchange serveke, o, sakykim, toks kaip dabar pas mane POP, SMTP, sakykim, tai vat būtent POP, SMTP visi šitie neturi tokios funkcijos kaip automatinio atsakymo. Čia ir iškyla bėdelė, bet tokia bėda ne bėda, galima šitą visą reikalą apeiti su taisyklėmis. Kaip dabar visas šitas reikalas sprendžiamas? Visų pirma reikia sukurti kažkokį tai šabloną. Sukurti šabloną, tai reiškia, reikia mums sukurti naują laišką. Taip, kursim naują laišką, tai laukelėje kam nerašom nieko, į temą, galim iš tikrųjų užrašyti kažką, tai čia dabar iš lempos kažką, sakykim, užrašysiu, tarkim, esu išvykęs, sakykim, esu išvykęs, čia nesvarbu visiškai, toliau, čia viską, aišku, rašom, mes ten gražiai kaip ir turi būti, sakykim, ten laba diena arba sveiki, ten, sakykim, tarkim, manęs nebus, sakykim, ten iš lempo dabar, aišku, čia metu kokią, sakykim, datą, ten iš lempo, sakykim, nuo 19.06, sakykim, kokio 10, sakykim, iki kokių 19, sakykim, 7, sakykim, 10, mėnesiuką. Čia, aišku, pačioj galim dar kažkokius, tai ten, sakykim, duoti kontaktinius numerius, jeigu jūsų, sakykim, nėra, tai kad jūs su kažkuo tai būtų galėtų tas asmo, kuris jums rašo, susisiekti vietoj jūsų. Ir ką, toliau visą šitą mes reikalą išsaugom. Iškart pasakysiu, kad išsaugoti geriau galbūt netgi, kažkur, sakykim, į tą vietą, kuri jums yra patogi. Aš savo ruoštų sukursiu darbalų, kad šioje vietoje kažkokią aplanką, sakykim, kažkokią mailą. Sukursiu aplankiukį ir į šabloną saugosiu būtent šitą mailą. Dabar kaip vyksta saugojimas? Saugojimas būtinai turi būti per išsaugoti kaip arba seifesą angliškai, ne per paprastą išsaugojimą, nes paprastas, jeigu spaudžiamės paprastą išsaugojimą, tai jūsų šitą visą laišką šabloną išsaugos į specialų aplanką, kuris yra kažkur tai kompiuteryje, vien žodžiu, prie Outlook'o. O mes saugome įrašyti kaip, kad konkrečiai mes nurodytumėm vietą, į kurią vietą mes norime saugoti. Tai spaudžiam failą ir yra įrašyti kaip. Ok, išvažiuoja toksai visas reikalas mūsų. Pirmoje vietoje, į saugojimo langę mes žiūrim įrašymo failo tipas. Jis iškart įrašo kaip Outlook'o laiškų formatą, tai MSG ir plėtinys. Mums tas netinka, mums čia turi būti būtinai šablonas. Įskleidžiam sąrašą ir renkamės Outlook šablonas. Turi būti būtinai OFT. Taip, OFT, čia pavadinimą galime ir nekeisti. Ir dabar, sakykime, einam į darbalūkį, kadangi matas visas reikalas yra darbalūkį. O šitas aplankiukas, mailą, aš noriu jį saugoti ir renkuosi mailą. Ir čia, sakykime, išsaugau. Viskas, šitą langą uždarom, kartais paprašo dar jį išsaugot, dar kartą paprašo išsaugot, pakeitimas, ok, aš jį dar kartą išsaugau. Ir ką, toliau mes einam į taisyklės. Yra mygtukas taisyklės, apačioje toks trikampukas, spaudžiam jį ir nekuriam taisyklių, bet tvarkyti taisyklės ir įspėjimus, spaudžiam šitą. Iškrinta taisyklių ir įspėjimo langelis toksai ir mes čia renkamės naują taisyklę.
Taip, iš karto sekantis langas, taisyklių vedlys. Ir šitam vedly galima, aišku, čia prie kur daug taisyklių, bet mums konkrečiai reikalingas tai yra taikyti taisyklę gaunamiems pranešimams, mano atveju, ne. Pasirenkam, spaudžiam pirmin arba next, jeigu būtų angliškai. Ir sekantis taisyklių langas, kurias sąlygas norite tikrinti. Na, mūsų atveju iš tikrųjų, bent jau man, sakykime, reikalingas šiuo atveju yra tik tai išsiustas tik man, reiškia laiškai konkrečiai adresuoti tik tai man. Jeigu mano laiškas yra, sakykime, pridėtas kaip kopija, tai manau, kad šitą pažymėjus punktą siuntėjas atgalios laiško gal, man atrodo, kad negauna. Čia yra tik tai konkrečiai, jeigu laiškas yra adresuojamas konkrečiai jums. Tai aš visą laiką renkuosi šitą variantą. Toliau vėl pirmin arba next. Sekantim laukelį, ką ketinate daryti su pranešimu. Na, kadangi sukūrėme šabloną, tai man ir reikalingas va šitas va punktas atsakyti naudojant nurodytas šablonas. Na, ne, mes šabloną sukūrėm. Paspaudžiam, uždedam varną ir va čia apačioje, kur antras žingsnis yra irgi atsakyti naudojant nurodytas šablonas, jis yra aktyvus, va čia vieną kartą baksteliam. Taip, ir dabar šitam atsiradusiam lange mes turim nurodyti kelią iki va šito mailo, ten, kur mes įsaugojam. Kur ieškoti automatiškai duoda jau ten standartiniai šablonai, tai ten standartiniai šablonai, tai kažkur kompe yra Outlook'o failas, Outlook'o aplankas, kur yra sudėti visi šablonai, ten galima irgi prikurti daug visokių šablonų, primesti ir bus šio šablonų rinkinys, bet jeigu mes norim ieškoti kažkur kompiuterį, sakykime, šiuo atveju pas mane darbalaukė jis yra, naršyti neaktyvus yra, tai reikia spausti va šitą lauką ir apačioje atsiranda vartotojo šablonai failo sistemoje. Šitą pasirinkam, automatiškai atsiranda aktyvus mygtukas naršyti. Bakstelim į naršyti ir va čia einam į darbalaukę, ne? Einam į darbalaukę ir yra mail. Tai yra va šitas pat mūsų aplankas. Ok, spaudžiam. Automatiškai yra, jau rodo, kad yra jūsų čia viduje šablonas jau mūsų yra sukurtas ir spaudžiam atidaryti. Viskas. Va šitoj vietoje, jau vietoj to, kur buvo nurodytas šablonas, ne, aktyvus, jau yra visas linkas nuo C disko, sakykime, iki, va, esu išvykęs OFT, iki jūsų šablono. Vadinasi, šablonas pasirinktas gerai. Spaudžiam tolin. Ir dar yra vienas langas, taisyklių vedlys. Na, čia yra, jeigu kažkokias tai yra išimtis, jeigu, sakykime, na, jūs ten išskyrus kažkokį tai atvejį, išskyrus kažkokį pažymėjimą, išskyrus dar kažką, tai jeigu jūs kažką norite dar papildomai išskirt, čia vat uždedat varnelę. Na, aš nesigilinu labai iš tikrųjų, jeigu kas čia nori, galite pasinagrinėti, bet realiai aš daugiau šitam trečiam taisyklių vedlio lange nieko visiškai nežymiu, spaudžiu laik pirmin. Na ir viskas, paskutinis langelis vedlio yra, tai vat yra, čia galima sukurti taisyklės vardą, tai sakykim, kaip užvardinti taisyklę. Galbūt aš šitą taisyklę naudosiu keletą kartų ir man yra svarbu jos vardas. Na, sakykim, ką žinau, galim užvardinti, kai manęs nėra, sakykim, ne. Na, ar kai esu išvykęs, nesvarbu. O toliau daugiau nieko, čia daugiau nedarom, čia galim iš tikrųjų dar va šitą varnelę nebent nuimti arba uždėti, sakykime, jeigu jį dabar yra uždėti ar paspausiu baigti, tai automatiškai ta taisyklė jau įsigalioja. Bet jeigu, sakykime, aš šiandien dar esu darbe, o ta taisyklė, sakykime, tas šablonas bus reikalingas man nuo rytojaus, tarkim, aš išeisiu rytoj tik atostogų, tai galime kol kas šitos varnelės nedėti ir spausti baigti ir varnelę uždėti vėliau. Na, bet jeigu norim, sakykime, jau, tarkim, darbo pabaiga, sukūriau šabloną, čia sukūriau šitą visą taisyklę ir, sakykime, uždėjau varnikę ir spaudžiam baigti. Šmauk, štai jūsų yra taisyklė, kai manęs nėra. Ir, sakykime, dabar aš ją kai įgalinu, jau automatiškai aktyvuojasi. Paspaudžiu taikyti, gerai, viskas. Dabar kas man parašys laišką, automatiškai gaus tą šabloną, kurį aš sukūriau atgalios. Kad manęs nėra, nuo tos datos iki tokios datos ir kontaktiniai kažkokie, sakykime, tenai telefonai. Ir, sakykime, jeigu aš grįžau iš komandiruotės, iš atostogų, iš kur aš ten begrįžčiau, noriu nuimti šitą šabloną, tada ką aš darau? Tada aš einu į taisyklės, vėlgi einu į tvarkyti taisyklės ir įspėjimus ir va šitą reikalą varnelę nuimu ir paspaudžiu taikyti.
Automatiškai šablonas išlieka, bet jis jau yra nebeaktyvus. Jeigu man jo reikės, aišku, ten pakeičiu datas, vėl paspaudžiu varnelę, paspaudžiu taikyti, jis vėl man aktyvuojasi. Jeigu man šito šablono visiškai nebereikės, sukūriau šį vienkartinį, tarkim kažkokį, tai ką, aš jį pasižymiu, yra mygtukas naikinti arba klaviatūrai dėlėti, man atrodo, berods veikia, spaudžiam ir šabloną ištrinam. Aišku, patvirtinam. Viskas. Tai vat būtų tiek, tikiuosi kažkam tai padėjo, nes aš pats ieškojau pagalbos su šita problemikė ir principė aš jos beveik niekur neradau, labai tokiais trupiniais, tai žodžiu nusprendžiau sukurti va tokį va vidosiką ir kažkam galbūt pagelbėti. Ok, youtuberiai, iki sekančių susitikimų.